Sugedo Petro televizorius. Sugedusi prietaisą Petras, kaip įpratęs, sukrovė į karutį kartu su nebeveikiančia mikrobangų krosnele, keliais pasenusiais mobiliųjų telefono aparatais, senomis baterijomis ir nuvežė į pamiškę. Čia, pasidairęs nuo šalesnės vietos, išvertė ir paliko. Pro šalį bėgo zuikis. Jis užkliuvo už šiukšlių krūvos ir kad griuvo, užsigavo nabagas kojelį ir labai supyko. Griebė krūvoje gulėjusi telefoną ir susuko gamtosaugininkams. Atvykite, sako, padarykite mūsų miške tvarką, o tai pasisukti per šiukšlės nebėra kur. Gamtos apsaugos inspektorius, rimtas vyras, atvyko, surašė protokolą ir paskyrė Petrui baudą. Nusiminė Petras. Lietuviai, labai draugiški kaimynai. Petro kaimynas Jonas ištiesė pagalbos ranką nusiminusiam Petrui. Kaimynėli, negi iki šiol negirdėjai apie projektą Mes rūšiuojam? Juk seno televizoriaus ir kitos technikos šiukštų negalima miškan išvežti, reikia žmoniškai sutvarkyti. Galima priduoti Mes rūšiuoja organizatoriams, o galima nugabenti į specialią regioninio atliekų tvarkymo centro aikštelę. Kaimynas Jonas išduoda ir dar vieną paslaptį. Jis visuomet skambina telefonu 8600 90030 ir atliekų tvarkymo centro vyrai stambes elektronikos atliekas iš jo atvažiuoja paimti. Nudžiugo Petras, dabar ne tik televizorių ir mikrobangų krosnelę, bet ir viryklę bei seną virdulį iš jo paims. O ką jau bekalbėti apie senas baterijas, kurių prisikaupė balažino kiek. Teisingai sutvarkytos elektronikos atliekos – tai žaliava naujiems gaminiams, o kai žaliavų yra ir gaminiai pigesni. Saugokime aplinką ir savo piniginę.